Man tai apylygės rungtynės, visgi kas lėmė jūsų pergalį pabaigoje? Žinau, visai neblogai, protingai sužaidėm, išnaudojom tai, kad turim didelį stiprų žmogų po krepšiu ir davėm jam tam kamuolius. Jie subaudavo, Aleksas sumetė baudas ir manau, kad taktiškai neblogai sužaidėm gal ir tas lėmė pergalę. Ryto treneris Petručius sakė labai nepatenkintas teisėjų darbu. Ar pastebėjote kažkokių tai abejotinų sprendimų? Kaip žaidžia, tai apie teisėjus kažkaip negalvoju, nežinau. Aišku, nežinau, man tai viskas patiko. Ketvirtą kartą žaidžia su Lietuvos Rytu šį sezoną. Ar pasikeitė labai, ar jų žaidimas, ar tas pats? Kažkiek galbūt pasikeitė patys deriniai, bet žaidimo braižas negalėčiau pasakyti, kad pasikeitė. Jie ieško savo metikų, kuriuos gerai vadovauja, numeta pasus. Ir, aišku, dabar jiem lengviau, Songaila neblogas formos vėl. Ir normalu, kad tada buvo pas jas pasikeitimas, kai mes daug laimėjome Eurolygoje. Ir tikrai žinom, kad šiandien susidarė kitokios varžybos, nes jie, sakau, paskutiniu metu demonstruoja neblogą formą ir žinom, kad tikrai nebus lengva, bet tam ir ruošimės. Porą kartų koja nyksteliai, kas... Ne, tai viskas gerai, tik raumenį sutraukė, tiek. Buvo ir daugiau gerų žinių, buvo apdovanojimų, kokie tie jausmai vėl? Geri jausmai, aišku, kad sakau, labai džiaugiuosi, tikrai smagus įvertinimas, kad tokioj krepšinio šaly kaip Lietuva gavau, tai tikrai pareigoja nesustoti ir toliau dirbti ir siekti kažkokių naujų tikslų. Ačiū.